Labas, labas, tikiuosi nesušalot ir tikiuosi jūsų nuotaikos puikios. Na, o šiandien noriu pasidalinti top 3 produktais, kuriuos būtent rekomenduoju šiuo laikotarpiu. Ir žinoma, aš čia nekalbėsiu apie dantų pastą ar šampūną, nes tą mes naudojam ištisus metus, visiškai nepriklausant nuo sezoniškumo. Bet šiandien 3 produktai, kurie ypatingai tinka šiuo laikotarpiu ir kuriuos ir pati bei mano šeima naudoja būtent dabar. Kadangi artėja šaltasis sezonas ir mes po truputį jau jaučiame ir tos peršalimo simptomus, ir nuotaikų kaitą, ir dažnai jaučiu, kad žmonės jau labiau į tą depresinę pusę linksta, jau nėra nuotaikos, jau nėra energijos, tai vadinasi trūksta vitamino D. Nes vitaminas D yra atsakingas už mūsų bendrą savijautą ir nereikia net priminti, kokią mes turėjom vasarą, kad tikrai to vitamino D, to saulės neprisigaudėm tiek, kiek mums reikia. Ir apskritai Lietuvoje beveik 90% žmonių to vitamino D yra amžinas trūkumas. Na ir tai nenuostabu, kadangi mes gyvename tokioje plotmėje geografinėje, ar ne? Tai mūsų kompanija turi vitaminą D, kuris atitinka dienos normą ir vienoje tokioje dėžutėje yra net 60 kapsulių, į dieną užtenka vienos, parodysiu, kaip jos atrodo. Vadinasi, tai yra puikus 2 mėnesių kursas. Štai, dieną tokia kapsulytė. Jis papildytas dar ir vitaminu K2, kuris padeda greičiau įsisavinti vitaminą D mūsų organizmui. Tiek iš savo asmenės patirties, tiek iš kolegių, tiek iš klientų galiu pasakyti, kad jis tikrai prisidėjo dar ir prie bendros savijautos bei nuotaikos pagerėjimų, nes tikrai buvo taip, kad atrodo nebenori nieko daryti, nebesinori lipti iš lovos. Ir daugeliu atveju tai dažniausiai žmonėm pasitaiko būtent rudenį, ypatingai iki lapkričio dar pabaigos, kai yra toksai niūriausias mūsų sezonas, kai jau bus ir lapai visi nukritę ir sniego nėra. Tai žodžiu vitamino D pasirūpinti savo energiją iš vidaus tikrai drąsiai rekomenduoju. Galiu iš karto ir pasakyti kainą, nes kaina yra tikrai labai prieinama visiems, 24,90 €, 2 mėnesių kursas. Taipogi kitas imuniteto stiprinimo maisto papildas, kuris jau tinka visai šeimai, nes naudojamas būtent nuo 3 metukų ir labai yra skanus, mandarinų skonio, dažniausiai mėgsta ir vaikai, vėlgi yra mėnesio pakuotė. Jis suskirstytas ir atrodo labai patogiai, štai tokiais stikeriukais. Vienas stikeriukas į dieną, galima vartoti bet kur būnant, įsimesti į kelionę, kažkur važiuojam, tikrai labai patogi dozuotė. Nuplėšiam ir išgeriam. Ir svarbiausia, kad labai nori išgeria vaikai, taigi stiprina imunitetą, nes jame yra vitamino C ir labai daug B grupės vitaminų. O kadangi yra B grupės vitaminų, tai ne tik gerina imunitetą, bet ir suteikia mums ilgalaikės energijos bei atsakingas vitaminas B už mūsų protinę veiklą. Tai rekomenduoju gerti rytais, nes kaip ir sakau, suteikia energijos, toks kaip energizeris vaikutis būsite. Tai žodžiu, visai šeimai multigelio vitaminas šiuo laikotarpiu. Šie 2 maisto papildai, vitaminas C ir multigelis su vitaminu B grupės. Vitaminas tai yra D, bei multigelis su vitaminu B grupės ir C. Puikiausi 2 produktai, kurie stiprina imunitetą ir tinka visiems žmonėms. Na ir trečias iš tokių produktų, tai yra apie ką jau kalbėjau ne kartą, būtent balzaminis tepalas, kai jau vis dėlto atsiranda ta sloga, jeigu mums nepavyko jos išvengti, jeigu skauda gerklę, nosis susikimšus, žodžiu, visi peršalimo simptomai pasireiškia, tai aš rekomenduoju negriebti iš karto tablečių, kažkokių sintetinių sirupų, o pasinaudoti tiesiog natūralia priemonė, kur yra ir eukaliptas, mentolis, kamparas ar badmedžio aliejus. Veikia ir antiseptiškai bei mažina peršalimo simptomus
ir padeda lengviau kvėpuoti. Rekomenduoju dieną 2 kartus, ypatingai vakare. Tai yra toksai permatomas balzamas, lengvai tepasi ir ištepti krūtinę, ištepti nugarą, ištepti padukus vaikam, ypač palengvins kvėpavimą ir veikia 12 valandų, todėl prieš miegą tai yra tikrai viena iš tokių gerų, netgi, sakyčiau, prevencinių priemonių, jeigu dar tik truputėlį ta sloga atėjo. Bet jeigu ir didelė užsikimšusi nosis, tai vėlgi šitas preparatas tiek, kaip sakau, vyrams, tiek moteriams, tiek vaikams. Mes prieš porą dienų prasidarėm naują, abi su Arielė vakarais irgi išsitepam ir jinai sako, o mama, kaip gerai kvėpuoti, nes pravalo viršutinius kvapus ir gydo nuo peršalimo. Taigi tokie 3 top produktai, kuriuos rekomenduoju nuoširdžiai, nes ir pati naudoju ir naudojam visą šeimą. Tai visiems stiprinti imunitetą su B grupės vitaminais ir C multigeliu, vitamino D, nes jo reikia be išimties beveik visiems. Na ir jeigu jau nepavyko neperšalti, tai būtent šitą balzaminį tepaliuką turėti po ranka tikrai verta. Taigi, šiandien tiek apie 3 produktus. Jeigu turi kažkokių klausimų būtent apie šios produktus ar kitus mūsų kompanijos produktus, o galbūt ieškai ir galvoji, ar mes turim tokį produktą kompanijoje, tai gali drąsiai parašyti, nes produktų yra virš 4,5 tūkstančio. Man netgi fiziškai būtų neįmanoma visų parodyti, visų pademonstruoti, todėl visada pagal kiekvieno kliento poreikį galiu parinkti, galiu parekomenduoti. Na, o dažniausiai dalinuosi tais, kuriuos esu išbandžiusi pati. Tad laukiu tavo klausimų, brūkštelk arba man asmeniškai, arba po šiuo postu.